Sveiki visi, pagaliau susiruošiau padaryti variklio apsaugą, bet pradžioj reikia pasigaminti prie ko tvirtinti ją. Taigi darysiu metalinę bamperio apsaugą, prie kurios tvirtinsiu dugno apsaugą. Bamperio apsauga bus iš 48 mm cinkuoto vamzdžio, tai reikia jį sulenkti ir pagaminti tvirtinimus. Na, panašu, kad vamzdį bamperio apatiniai apsaugai susilankstyti pavyko su šituo didžiuliu vamzdžių lankstytuvu. Pats primityviausias variantas vamzdžius lankstyti, bet viskas gerai. Vamzdis mano apie 48 mm išorinis diametras ir visai gerai čia jisai suėjo. Dabar liko tik galus nupjauti ir tada bus galima galvoti, kaip jį pakelti aukščiau truputį ir įtvirtinti. O jau šitą prisimontavus, tada bus galima ir dugno apsaugą dėtis. Čia reikės pjauti tik pasibaigiant bamperį. Darysim, kad dugno apsauga tvirtintus prie metalinio vamzdžio ir turėsim kažkiek daugiau jėgos. Apsaugos gamybai nusipirkau 4 mm storio aliuminio lakštą, 1 metras ant 1,60 m, kuris kainavo 140 eurų. Iš jo bus galima pagaminti variklio, greičių dėžės ir razdatkės apsaugas. Galbūt dar kas liks ir slenkščiams. Su kartono pagalba pasigaminau šabloną, kokio dydžio apsaugos reikia ir kur reikės tvirtinimo skylių. Dugno apsaugą prisuksiu ten, kur laikėsi priekinio diferencialo metalinė apsauga. Nu ką, dugno apsauga uždėta, tik viena maža bėda, ją dar reikia sulankstyti, kad priglustų ten, kur reikia prie bamperio. Kol kas lygus lakštas, tik pasigavau skylės. Ir išpjoviau šitam tempimo kabliui kvadratinę skylę. Reikės bandyti porą dankratų padėti ir po truputį kelti. Net neįsivaizduoju, kas čia gausis, greičiausiai tik sugadinsiu lakštą, nes nesu nei kartą lankstęs aliuminio. Va taip atrodo dugno apsaugos lenkimas, kai neturi įrankių ir iš vis nežinai, ką darai. Nuimkim dankratus. Pažiūrėsim, manas kiek laikysis, o ne? Forma. Minimal. Mėlė. Ok, reikia geresnio būdo lenkti. Nu gerai, pasižymėjau, kur toliau pjausiu. Čia 14 cm skylė į priekį. Ir bandysiu išgręžti porą skylių, kad jau galėčiau prisukti prie traverso. Ta plokštė reikia tai nuimti, tai uždėti. Tai nuimti, tai uždėti. Kas gali būti po to jau? Gerai, reiks pjauti. 14, 13, 14, 13 ir porą skylių naujiem varžtam. Truputį trūko kantrybė ir nuvežiau, kad man sulankstytų žmonės, kurie turi lankstymo staklės. Nuvažiavau ten pat, iš kur pirkau tą aliuminį 4 mm savo dugno apsaugai. Ir sulankstė. Sulankstė iš tikrųjų geriau net neįtikėjausi. Būtent taip, kaip nupiešiau, būtent tiek, kiek parašiau laipsnių, net tokias nesąmonės išlankstė, kur galvojau, kad vis tik reikės pačiam staklės įtaužyti su plaktuku. Viską pagavo. Tai jeigu kas nors dabar netiks, kaltas esu tik aš. Arba blogai nusipiešiu blogose vietose linijas, arba blogai paskaičiau kampus. Ir tik pasiėmęs šitą apsaugą supratau savo klaidą. Visų pirma, paprašiau, kad ne į tą pusę lenktų. Mano skylės, kurias čia išgrėžiau,
turėtų būti kitoj pusėje. Šitos 4 skylės tvirtinimui yra vietoj originalios diferencialo apsaugos. Nu, daugiau viskas žiauriai. Gerai gavos. Taip, kaip norėjau. Tikiuosi. Galbūt kai kurie kampai ir blogai pagauti. Nu, bet čia, manau, kaip nors prisitaikysiu. Reikės pasižymėti, išsigręžti skylės ir žiūrėti, kas gaunasi ir kas nesigauna. O kaip matavau kampus? Pasiskolinau tokį įrenginį, kuris matuoja laipsnius. O, 14 laipsnių prašiau, ką padarytų, 14 ir padarė. Geras. Taip, čia dabar rašo 45, bet reikia nepamiršti, kad 45 plus 14. Ir čia vėl dar vienas 45, bet reikėtų nepamiršti, kad čia jau dabar 45 plus 45 plus 15. Čia turėtų būti 60 ir padarė. Geras. Čia dabar jau yra irgi rašiau 60, bet yra nebe 60, todėl kad jis yra pats pasviręs. Jeigu ir kažkiek netitinka, man svarbiausia, kad jau yra lenkimo pradžia ir aš galėsiu su kokiu kūju ar dar kokiu velniu biškį daugiau išpešti. Žiauriai gerai. Be reikalo net pats pradėjau kažką vargti. O kad kampus pagaučiau, aš tiesiog išsigręžiau 4 skylės, prisukau jas prie mašinos dugno ir tada su šituo elektroniniu kampo matuokliu skaičiau, kiek maždaug turėtų būti. O dabar metas pasiimti mano kartoninį šabloną, nes aš esu ne autokadininkas, o kartono specialistas ir pasižymėti, kur gręžti šitas 4 skylės. Na ir viskas. Skylės pažymėtos. 1, 2, 3, 4. Taip, dar vieno dalyko nepasidariau, tai neišsipjoviau skylės išsileisti tepalą. Tepalas išsileidžia čia. Dabar reikia pasižymėti kartonę, kur man reikia skylės. Gerai, kad prieš tai nebuvau pasidaręs, nes būtų buvus visiškai neįtema ta mano skylė. O dabar pats laikas. Taip, čia visai netoli tos vietos. Kažkas tokia. Pažiūrim. Nu, manau, kad pats tas. Nu, dabar truputį paprakaituoti teks, nes jį statyti ne pats lengviausias darbas. Reikia pasigauti vieną iš skylių ir tada gal geriau. Žodžiu, nutiko taip, kad truputį apsiskaičiavau. Ir čia gal kažkiek tai ar per anksti paprašiau, ką padengtų, ar per aukštą, per statų kampą. Ir dabar trūksta kokių poros centimetrų užsidėti apsaugą į viršų. Nu, ką darysi? Ką jau mėgstu daryti klaidas. Dabar reikia bandyti Donkrato pagalba paprašyti jį užsidėti. Ten gale porą varžtų jau prisukau. Šiaip ne taip. Brutalios fizinės jėgos paprašius pavyko. Dabar su Donkratu galvoju prikelsiu, kad jisai čia laikytas. Tada kažkaip įlysiu į duobę. Nežinau kas. Ir tada tikėsiuos, kad kitos 2 skylės, kurias išgręžiau, bus geras. Donkratu gražiai darėsi. Dar biškį, dar. Ką, žinau, panašu, kad viskas. Dabar jau mašina kyla, nebe apsauga. Kiek norėtas dar iš šoną ją pastumti, bet čia jau turbūt misija neįmanoma. Čia šitie padaryti
laikikliams dviems prisukti ir vienolės mašinos vietas. Tada dar mintis buvo čia porą skylių išgręžti ir padaryti sriegį. O daugiau nežinau. Nu yra nie 4 varžtai. Susidėjau dugno apsaugas ir išlindau truputį prasivedinti. Nu, čia apsauga, kurį įsidėjau, tik tai dėja jinai dar neatrodo taip gerai, kaip norėčiau, nes kažkas biški kreivai, reikės dar reguliuoti. Labai gera variklio apsauga, o toliau liko metalo, aliuminio, tai būtinai reikės pasidaryti greičių dėžės, razdatkės apsaugas ir tada galėsiu pereiti prie slenksčių. O dabar važiuojam namo. Pagaliau galima nebebijoti, susireguliavau savo apsaugą. Dabar plius minus lygiai. Teko biškį laužtuvo pagalbos paprašyti. Tikriausiai, kad nelygiai nupiešiau, kur va šitoj vietoj lenkti ir šitoj vietoj lenkti. Tai gavos čia čiut šita ir šita dalis šiek tiek ilgesnės ir per aukštai viršų susilietė. Na, bet dabar kažkiek sulaužtuvu patiesinau. Dabar gražiai vizualiai atrodo, nelabai matosi skirtumai. Bus pats tas. Range Roveris bus saugus. Galima bus lėkti per asfaltuotą kelią į darbą. Gerai, kai čia priekį susitvarkiau, kažkaip ramiau. Gerai, dabar jau tikrai užteks, tam kartui tiek ir ate. Važiuojam.